Yra sakoma, kad tinkama dienos pradžia gali pakloti pagrindus visai likusiai dienai. Kas yra tinkama dienos pradžia? Tai yra tinkama ryto rutina. Kas į šią rutiną įeina? Tai eina pasiruošimas visai dienai. Tiek fizinis, tiek psichologinis. Šį kartą mes kalbėsime apie psichologinį pasiruošimą. Kaip mes tikrai pilnai suprantame, kad mūsų mintis daro didžiulę įtaką mūsų visam gyvenimui, viskam, kas pas mus vyksta ir viskam, kas dar vyks ateityje. Jeigu mes mąstome neigiamai, automatiškai mes 100% turėsime neigiamą dieną. Jeigu mes nesam pasiruošę psichologiškai patirti įvairius sunkumus, problemas ir iššūkius, mes praktiškai esame beveik 100% užtikrinti, kad mums taip pat nepasiseks. Dėl to mes dieną galime pradėti nuo kvėpavimo ir nuo meditacijos. Meditacijos metu mes galime sakyti teigiamas afirmacijas savo protui, savo kūnui, savo emocijom ir įtikinti save, kad mes sugebam, kad mes esam pakankamai geri ir kad mes atlaikysime ir nugalėsime visą įmanomą stresą. Tačiau afirmacijas reikėtų sakyti būtent tada, kai kūnas, mūsų emocijos ir protas yra visiškai nusiraminęs, kad visa ta informacija nukeliautų tiesiai į pasąmonę ir kad ta pasąmonė mums šias būtent afirmacijas primintų pačiomis sunkiausiomis akimirkomis, kurias mes galimai galime patirti. Dėl to pirmiausia mes pakvėpuosime ir tai padarysime labai greitai, nes aš suprantu, kad dauguma žmonių rytais neturi pakankamai laiko, dėl to padarysime 3 kvėpavimo raundus, kur kvėpuosime pro burną. Tai užtruks maksimaliai iki 80 minučių. Pradėkime. Sėsime tiesiai, laikysime stuburą taip pat tiesų, tam, kad suaktyvinti savo laikyseną ir būtent visus stuburo raumenis. Kvėpuosime pro burną ir kai mes nekvėpuosime, mes kalbėsime savo tam tikrus žodžius, kuriais save drąsinsime, save motyvuosime ir būtent pasirūpinsime savimi. Vieną kartą įkvėpkime pro nosį atsipalaidavimui ir pasiruoškim kvėpavimui ir meditacijai. Kvėpuojam pro burną. Kuo giliau. Paskutinė. Ir dabar lėtai orą paleisime. Ir aš noriu, kad šiuo metu įsivaizduotume visus iššūkius ir sunkumus, kuriuos mes įprastai patiriame ir kuriuos mes galime patirti, kurie įprastai mus išmuša iš vėžių ir savo kartokime. Aš įveiksiu visus iššūkius. Pakartokime dar keletą kartų savo mintise. Aš įveiksiu visus iššūkius. Aš įveiksiu visus iššūkius. Ir kartokim savo tai su tikėjimu, su ryžtu, emocijomis ir drąsa. Aš įveiksiu visus iššūkius. Aš įveiksiu visus iššūkius, kurie manęs laukia šiandieną. Aš atlaikysiu visus sunkumus. Aš atlaikysiu visus sunkumus. Aš atlaikysiu visus sunkumus. Ir pakartokite savo tai mintise dar keletą kartų. Aš atlaikysiu visus sunkumus. Ir dabar įsivaizduokime mintise, kaip mes atlaikome visus iššūkius ir sunkumus, kurie įprastai mus ištinka. Įsivaizduokime savo reakcijas, kaip mes juos reaguojame pozityviai, teigiamai. Ir matykim save, būtent tose situacijose, stiprų, ramų ir sąmoningą.
Galim įkvėpti. Paleidžiam orą. Ir kvėpuojam intensyviai 15 kartų. Užlaikom, paleidžiam orą. Ir dabar įsivaizduojam save geros nuotaikos. Net jeigu šiandien atsikėlėme nesijausdami gerai, nesijausdami energingai, atsiminkim, kad mes galim tai pakeisti savo mintimis. Ir savo kartokime. Aš būsiu geros nuotaikos. Ir jie dalinsiuosi su kitais. Aš nebūsiu tas, kuris gadinsiu kitiems nuotaiką ir skųsiuosi savo emocinę, psichologinę ir fizinę būseną. Aš būsiu geros nuotaikos ir jie dalinsiuosi su kitais. Aš nebūsiu tas, kuris gadinsiu kitiems nuotaiką. Aš būsiu geros nuotaikos. Aš esu geros nuotaikos. Ir aš ją dalinuosi ir dalinsiuosi su kitais. Pajauskime save, kaip esame geros nuotaikos. Net ir tada, kai bus sunkumai įvairūs ir iššūkiai, kaip mes vis tiek išliekame ramūs, suvokdami, kad tos nuotaikos yra laikinos ir kad viduje mes esame džiaugsmingi ir laimingi. Dabar savo sakykime, aš nepasinersiu į stresą ir neprarasiu savo sąmoningumo. Aš nepasinersiu į stresą, net ir patiriant įvairiausius iššūkius ir neprarasiu savo sąmoningumo ir ramybės. Aš nepasinersiu į stresą ir neprarasiu savo sąmoningumo. Išlaikysiu ramybę visą dieną. Ir įsivaizduojam save, kaip mes nepradam stresuoti net ir įvairiausiose stresinėse situacijose. Ir kaip išliekam sąmoningi ir sugebam priimti tinkamus sprendimus. Orą įkvėpkim. Ir paleidžiam orą. Ir pasakyti, kad kvėpuojam 15 kartų. Kuo giliau. Ir savo kartokime. Aš dėsiu visas pastangas, kad pasiekčiau savo tikslą. Šiandien aš dėsiu visas pastangas, kad aš pasiekčiau savo tikslą. Aš netingėsiu, aš nebūsiu pasyvus, aš negaišiu savo laiko, aš dėsiu visas pastangas. Tarsi nuo šiandienos priklausytų mano rytojus ir mano visas likęs gyvenimas, nes taip ir yra. Šiandieną aš dėsiu visas pastangas,
tam, kad pasiekčiau visus savo tikslus. Patikėkit tuom ir įsivaizduokit save, kaip jūs stengiatės iš visų jėgų, net ir tada, kai galbūt to nenori daryti, net tada, jeigu jaučias prastai, vis tiek stengiatės dėl savo gyvenimo ir dedat maksimalias pastangas. Įsivaizduokit pačią produktyviausią dieną, kad šiandien vakare jūs būsit padarę viską, ką jums reikėjo padaryti ir ką jūs norėjot padaryti iš tikrųjų. Ir paskutinis, aš nesustosiu tol, kol nepasieksiu savo tikslo. Ir kartokit garsiai, stipriai, tikėkit tom, ką sakot. Aš nesustosiu tol, kol nepasieksiu savo tikslo ar tikslų ir svajonių. Aš nesustosiu tol, kol nepasieksiu savo tikslo. Aš nesustosiu tol, kol nepasieksiu savo tikslo. Ir paskutinį kartą drąsiai, aš nesustosiu tol, kol nepasieksiu savo tikslo. Ir pakartokim savo tai, kad šiandieną bus geriausia diena ir aš įdėsiu maksimalias pastangas, aš nestresuosiu, aš būsiu geros nuotaikos, aš išliksiu ramus ir sąmoningas. Ir šiandien bus nuostabi diena. Tai pradėkit savo rytą būtent su šiom afirmacijom ir savo priminkit tai. Net ir jeigu jausit, kad pametėt sąmoningumą, priminkit savo, kad savo sakėt, kad sąmoningumą nepamesit. Net jeigu jausit, kad patirėt stresą, atsiminkit, jūs savo kartojot, kad šiandieną aš nesusitapatinsiu su stresu ir sugebėsiu su juom tvarkytis. Net jeigu bus žmonės, kurie jums bandys pasakyti neigiamus dalykus, kurie bandys jūs išmušti iš savo būtent pozityvumo, nes tikrai tokių žmonių bus, atsiminkit, jūs būsit geros nuotaikos ir net ir tiem žmonėms skleisit pozityvumą, geras emocijas ir meilę. Linkiu jums nuostabios dienos, būkit geriausi, padarykit viską, ką norit padaryti. Sėkmės!